Meškinas keliautojas, papūga gidas ir ruonis nardytojas buvo 3 draugai, kurie mėgo atrasti pasaulį. Meškinas keliautojas, garsėjantis savo neįveikiamų norų pažinti naujas vietas, visada su savimi turėjo savo kelioninę skrybėlę ir pasaulio žemėlapį. Papūga gidas buvo nepaprastai išmintinga ir mokėjo kalbėti daugeliu kalbų. Ruonis nardytojas buvo vandens nuotykių specialistas ir galėjo nardyti į didelius gylius. Vieną saulėtą dieną meškinas keliautojas pabudo su naujos kelionės idėja. Papūga, ruoni, turiu puikų planą. Aplankysime įvairias šalis ir žemynus, kad susipažintume su jų gyvūnais, augalais ir kultūromis, entuziastingai sušuko. Puiku, meškinai. Pradėkime nuo Pietų Amerikos, pasiūlė papūga gidas, peržiūrėdama žemėlapį. Pirmoji stotelė buvo Amazonija, didžiausias atogrąžų miškas pasaulyje. Amazonija yra 1000 rūšių augalų ir gyvūnų namai, paaiškino papūga. Čia rasite jaguarus, anakondas ir tukanų kaip ir aš, draugai grožėjosi didžiuliais medžiais, spalvingais paukščiais ir įvairialypę laukinę gamtą. Po to jie persikėlė į Afriką, kur ruonis nardytojas nekantravo nardyti Nilo upėje. Nilas yra ilgiausia upė pasaulyje, pasakė ji. Čia galime sutikti begemotus, krokodilus ir daugybę žuvų. Draugai grožėjosi didingais liūtais savanoje, išradingomis beždžionėmis džiunglėse ir elegantiškomis žirafomis prie vandens telkinių. Kita stotelė buvo Azija, kur jie aplankė Indiją. Indija yra šalis, turtinga kultūra ir istorija, pasakė papūga gidas. Čia galime pamatyti dramblius, tigrus ir gražius rūmus. Draugai aplankė Tadž Mahalą, skanavo aromatingų prieskonių ir mokėsi tradicinių šokių. Vėliau jie aplankė Australiją, kur sutiko kengūras ir koalas. Australija turi unikalius gyvūnus, kurie negyvena niekur kitur pasaulyje, paaiškino papūga. Meškinas keliautojas buvo sužavėtas didžiojo barjerinio rifo vaizdu, kur ruonis nardytojas džiaugsmingai nardė tarp spalvingų žuvų ir koralų. Kelionę tęsdami, jie pasiekė Europą, kur aplankė vaizdingus kaimelius ir didelius miestus. Europa yra pilna istorijos ir įvairovės, pasakė papūga. Paryžiuje jie pamatė Eifelio bokštą, Londone aplankė Big Beną, o Romoje grožėjosi Koliziejumi. Paskutinė stotelė buvo Antarktida, kur ruonis nardytojas jautėsi kaip namie. Čia gyvena pingvinai, ruoniai ir banginiai, pasakė ji. Meškinas keliautojas su susidomėjimu stebėjo baltus kraštovaizdžius ir ledo kalnus, mokydamasis apie sunkią gyvenimo sąlygas šiame žemyne. Grįžę namo, draugai susėdo prie laužo ir dalinosi kelionės įspūdžiais. Pasaulis yra toks didelis ir įvairus, pasakė meškinas keliautojas. Kiekviena vieta turi ką nors ypatingo pasiūlyti. Tikrai, sutiko papūga gidas. Mes tiek daug išmokome apie gyvūnus, augalus ir kultūras. Ir atradome, kad kiekvienas nuotykis, net ir pats tolimiausias, prasideda nuo mažo žingsnelio, su šypsena pridūrė ruonis nardytojas. Nuo tos dienos meškinas keliautojas, papūga gidas ir ruonis nardytojas tęsė savo keliones, mokydamiesi ir dalindamiesi žiniomis apie mūsų pasaulio stebuklus. Kiekviena nauja kelionė jiems atnešė naujų nuotykių ir dar daugiau įdomių atradimų.